Užutrakio dvare atkuriama istorinė tiesa, Tiškevičių rezidencija atgimsta naujam gyvenimui, prikeliančiam šios 19–20 amžiaus pradžios vakarų Europos kultūros, meno ir estetikos citadelės tradicijas. Siekiant atgaivinti restauruotų dvaro rūmų atmosferą, remtasi išlikusią detalę Užutrakio dvaro ikonografinę medžiagą analogijomis kitose Europos dvaruose. Pagamintos į rūmų baltojoje salėje bei bibliotekoje įkurtintos autentiškų Liudviko XVI stiliaus baldų kopijos pritaikytos viešiems renginiams. Pagal specialų užsakymą pagamintas išskirtinės kokybės itališkas Fazioli fortepijonas tapo ypatingu baltosios salės akcentu. Tuščios erdvės, tuščios sienos iš tikrųjų netinka rūmams. Jiems reikia išskirtinių reprezentacinių baldų, geros kokybės fortepijono, kad muzikas norėtų čia koncertuoti, o žmogus atvykęs į koncertą, kad jisai pasijustų dvarininku, kad jisai pajustų, kad atvyksta išskirtinė erdvė, kurioje klausosi išskirtinės kultūros produktų. 2012–2014 metais Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija ir Baltarusijos Smurgainio apskrities vykdomasis komitetas įgyvendina bendrą tarptautinį projektą Istorinių dvaro sodybų pritaikymas ir panaudojimas dabartinėms reikmėms. Pagrindinis projekto tikslas – pritaikyti šiuolaikiniams reikmėms Užutrakio ir Zalesės dvarų sodybas, išlaikant jų autentiškumą. Taip pat pagyvinti tarptautinį turizmą tarp abiejų valstybių, užmegzti ilgalaikius kultūrinius mainus, puoselėjant bei visuomeniai pristatant dvarų vertybės. Už projekto, už Europos komisijos lėšas norime visiškai restauruoti Mykolo Kleopo Oginskio dvaro salę, kad joje artimiausiu metu vėl skambėtų polonezai. Projektas baigsis kitų metų vasarį ir manau, kad 2015 metais, minėdami Oginskio jubiliejų, kartu su Lietuva surengsime ne vieną koncertą ir susitikimą. Lietuvoje įvertinti bei pajausti šimtmečio senumo vakarietiškos kultūros bei mados dvelksmą jau šiandien gali Užutrakio dvaro lankytojai.